Lietuvą okupavus sovietams moters paveikslas ir padėtis visuomenėje pasikeitė kone per naktį, kaip mat atsirado naujų pareigų. Rūpinti šeimą nebepakako. Moters pasaulių sovietmečių laikė 3 poliai – komunizmas, darbo liaudis ir motinystė. Ant popieriaus lygiateisiškumo idėja atrodė labai idiliškai. Lygios teisės su vyrais ir kiti sveikos visuomenės principai. Tačiau tai tebuvo fasadas. Realybėje režimas sumojo, kad moteris yra neišnaudota darbo jėga. Pokariu, po Lietuvos reokupacijos, po 44 metų, buvo pradėtas diegti trinarė tokia formulė – komunistė, darbininkė, motina. Tokia kooperacija su režimu, ar ne? Pirmiausia. Antra, tai yra tokia darbinė mobilizacija moterų, kas, tokiu viešų lozungų skambėjo išlaisvinimas moterų iš virtuvių, kaip ir moterų emancipacijos ar lygiateisiškumo, bet iš tiesų tokios darbinės mobilizacijos, visuotinės moterų darbinės mobilizacijos išraiška. Ir trečia, tai yra tokia motinos vaidmuo kaip pagrindinės moters socialinės funkcijos. Ir šitas vaidmuo, jisai išliko iš tiesų svarbiausių per visą laikotarpį, jisai vis dėlto buvo pats svarbiausias toje formulėje, pagrindinis ingredientas. Tas moters vaidmuo, jis toks ir buvo kuriamas. Iš tokių 3 dalių skirtingai priklausė nuo šeimos politikos dažniausiai svyravimų, bangavimų, kai kuriuose dalis buvo svarbiau, tokios labiau išreikštos, kitos mažiau išreikštos, bet iš principo ta motinystės vaidmuo buvo toks pagrindinė moters socialinė funkcija, kuri netgi tais atvejais, kuomet moteris pasiskųsdavo dėl patiriamo smurto lyties pagrindo, ar ne, kas nebuvo iš tiesų toje visuomenėje neturėjo būti priimtina, socialistinėje šeimoje, pereinančiai komunistinė šeimą ar visuomenė. Buvo skatinama moteris su to situacija susitaikyti, vardan šeimos išlaikymo, vardan tokios, nes jos orientacija visgi turėjo būti tokia stabili, šeima, vaikų auginimas, ar ne, o ne kažkokios asmeninės ambicijos, saviraiška, karjeros laiptai ir taip toliau. Tokios konservatyvios tendencijos, jos iš esmės reiškia, kad vis labiau buvo stiprinama moterų kaip motinų vaidmens propaganda. Plius naujas moters vaidmuo kaip vieniša motina. Tai yra, kai valstybė rėmė moteris, kurios turėjo vaikus be vyro, neištekėjusios. Ne našlės, bet būtent neištekėjusios. To iš esmės reikėjo, nes po Antro pasaulinio karo buvo didžiulis vyrų trūkumas Sovietų Sąjungoje. Ir tai reiškia, kad vyrai įgijo labai didelę socialinę reikšmę, kadangi vyrų buvo mažai. Tiesiog, jeigu žiūrėti tą taip vadinamą santuokinę rinką, tai moteris buvo gerokai pigesnės negu vyrai. Ir atitinkamai tai reiškia, kad ne tik valstybės politika, bet ir žmonių tarpusavio santykiai, juose moteris labiau stengiasi dėl vyrų. Kad tos vyrus gautų, tai reiškia, tie vyrai vėlgi yra. Čia Lietuvai tai mažiau tinka, bet jeigu žiūrėti visą Sovietų Sąjungą, tai moteris, sakysim, labai daug atleisdavo vyrams, jos buvo priverstos dažnai dirbti vyriškus darbus, kokius nors žemės ūkio, buities darbus, kuriuos anksčiau net ir vyrai darydavo. Vis tiek buvo priverstos daryti moteris, nes tų vyrų dažnai nebuvo. Plius, kadangi jeigu jau vyras buvo, sakysim, tam būdavo tokių, kad ten vienam kokiam nors kaime ten yra 10 našlių ir 1 vyras koks nors, arba 10 dar netekėjusių ir 1 vyras, tai atitinkamai tam vyrui buvo atleidžiama viskas, ir mušimas, ir kad tik būtų. Ir mušimas, ir koks nors ten visiškas nedirbimas namie, ir meilužės visokios. Moters vaidmuo socializmo schemoje keitėsi, tačiau pokyčiai toli gražu nebuvo malonūs. Taip moterų padaugėjo universitetuose, jų įgūdžiai pravertė ir valdžios aparate. Tačiau apie kokią nors svaiginančią karjerą nebuvo nė kalbos. Buvo galima užlipti ant tam tikro laiptelio ir tai buvo viskas. Aukščiau tik vyrams skirtas pasaulis. O kur dar rūpestis vaikais ir šeima? Lyčių lygybės toks lozungas, kaip minėjau, apskritai buvo įgyvendinamas tokia moterų darbinė mobilizacija. Iš tiesų tai reiškia, kad moteris buvo įtrauktos tiek į darbo kasdienę darbinę veiklą. Iš dalies išplėstos jų tokios kultūrinės emancipacijos galimybės ir tas ypatingai pasireiškia tuo, kad didžioji studentijos dalis tapo moteriška, bet tarsi nesuteikus, nepraplėtus tų veiklos ribų ar veiklos erdvės ribų vyrams, tai reiškia, kad vis dėlto ir
buities sfera, ar ne, privati erdvė ir ta vieša veikla už tos privačios erdvės ribų tapo taip pat moteriška. Tai reiškia, kad moteris turėjo dalyvauti visur, ar ne, ir tas lyčių lygybė, ką nors darbo prasme, tam tikrose sferose, tai visai nebuvo iš tiesų lygų nei užimamų pozicijų atžvilgiu, nes dažniausiai moteris nusėsdavo ant tam tikro karjeros laiptelio, ar ne, kaip pagalbinis personalas, padedantysis, ar ne, kažkoksai į smulkius tikslus orientuotas, o tarsi tos karjeros galimybės būdavo užkertamos iš esmės, arba negalint derinti motinystės ir darbo pareigų taip pat susiaurinamos. O tuo tarpu tarsi namų erdvėje taip pat jos liko atsakingos už rūpinimąsi šeima, taip pat visais kitais šeimos nariais. Tas socialinis darbas namuose ant jų pečių, ar ne, užgulė. Tai kalbama dažniausiai apie lyčių lygybę, kaip apie tokį, sovietinėje valstybėje, ta lyčių lygybė reiškiasi tokia dviguba našta moterų. 5-6 dešimtmečiai, kai buvo, sakysim, tokia Paša Angelina, traktorininkė, ir jinai buvo iškeltas toks moters, kuri dirba kartu su vyrais ir netgi daugiau negu vyrai traktorininkai padaro, ir daugmaž buvo toks iškeltas šūkis, kad visos mergaitės gali būti tokios kaip Paša Angelina. Vėlgi, kodėl to reikėjo? To reikėjo, nes vyrų trūko, atitinkamai trūko net ir žemės ūkį, atitinkamai moteris turi dirbti tuos vyriškus darbus, kurie tradiciškai iki karo moteris buvo tarsi. Ir iki karo to buvo, bet tada buvo daugiau toks ideologinis, o čia jau yra daugiau toks ir iš reikalo, ne tik ideologinis, bet ir iš reikalo. Žinau, kaime vis tik tai tos vyrai traktorininkai, nors yra Lietuvos, yra tekę matyti kažkuriam Lietuvos kolūkį, moterų, traktoriščių brigada, ten lenktyniauja su vyrais, traktoristais ir ten nugali ir taip toliau ir panašiai. Tai aišku, buvo tokių parodomųjų, jie turėjo būti, jie buvo privalomi, bet iš esmės vis tik tai kaimas vis tiek liko konservatyvesnis, jeigu jau kalbėti apie Lietuvą, ir to buvo mažiau. Tokių jau, kur moteris dirbo grinai vyriškus darbus, vis tiek moteris buvo vilčies daugiausia, o vyrai mechanizatoriai, čia tas toks pasiskirstimas jis išliko, bet vis tik tai mieste kokiam ypatingai pramonėje, tai moteris iš tiesų, nors aišku, irgi didžioji dalis moterų vis tiek dirbo tos moteriškoje pramonėje, lengvoji pramonė daugiau buvo moterų negu vyrams skirta, audėjos moteris buvo labai dažniausiai iškeliamos. Bet, sakysim, statybui buvo moteris ten ir mūrininkėm dirbdavo, ne tik kokios tinkuotoje, kur gali, sakysim, labiau būti gal ir moteriškas tas darbas, bet kokios nors ir mūrininkės, ir kokios nors plyteles klodavo, šalygatvius irgi dažnai moteris, ir jau netgi paskui sovietiniai spaudoj pradėjo rašyti, kad baisu žiūrėti, kai stovi koks nors vyras jau viršininkas ten vos ne su kostiumu, o moteris ir ten prižiūri, o moteris ten daugmaž kloja asfaltą ir panašiai. Didelis iššūkis sovietinę moterį pasivijo Chruščiovo pertvarkos laikotarpiu. Kone visi socialiniai reikalai tai yra rūpestis beglobiais vaikais, senoliais, žinoma, ir nepaklusnių ir maištaujančių nepilnamečių auklėjimas tapo papildoma moterų atsakomybė. Tai nulėmė itin nepatrauklę realybę. Moteris privalėjo atidirbti valstybei, o grįžusios iš darbo dar aptarnauti ir šeimos narius. Vyrai šiose schemose vis dar neminimi. Lygių galimybių ta formulė, tas lozungas, jis iš tiesų reiškia tokią vieną vertus galimybių moterim veikti viešoje erdvėje už namų ribų išplėtimą. Jos gali įsitraukti į visuomeninę veiklą, jos privalo įsitraukti į darbinę veiklą, bet iš tiesų egzistuoja tam tikros ribos, kiek jos gali sau leisti ar ne, kiek jos gali kilti karjeros laiptais, kiek jos gali uždirbti, kokias pozicijas užimti ir panašiai. Tai tas lygios teisės jos tokios turi savas ribas ir kraštus. Sovietmečių moters paveikslas buvo tapomas tik raudona spalva. Propagandiniuose plakatuose akcentuojamas moterų kruopštumas ir atkaklumas. Jos nepasiduoda, jei jau pradėjo, tai ferma ar netgi visas kolūkis bus pastatytas bet kokią kainą ir moteris nuo vyrų čia niekada neatsiliks. Ir nesvarbu, ką reikia laikyti rankoje, pjautuvą ar kūjį, moterų rankose niekas neprapuls. Negalima sakyti, kad buvo visą laiką tik tai tylima apie tas moterų problemos, kad jos iš vis nebuvo niekaip minimos, bet kalbėti apie tai, kad yra kažkokios rimtos problemos,
kad iš tiesų tos lygybės nėra, apie tai taip tiesiai ir atvirai kalbėti nebuvo galima. Vis tik tai visą laiką, kai buvo kalbama apie moterų padėtis, nes tai buvo tokia tema, apie kurią buvo nuolat rašoma, tai buvo, nes žurnalų skaitytojos vis tik tai dažniausiai būdavo moterys, vyrai mažiau skaitydavo žurnalus, tai atitinkamai jos yra skaitytojos, jos yra pirkėjos, atitinkamai jos yra svarbi auditorija, į kurią žurnalistai žiūrėdavo. Tai dažnai, turbūt kiekvienais metais, kokios nors jaunimo gretose vis būdavo moters padėtis, kaip moteris gyvena šiais laikais. Moterų padėtis kokių nors Tarybų sąjungoje. Ir jeigu ten Stalino laikais ten nieko stikraus apskritai nebūdavo, tai jau vėliau apie tas problemas pradėjo rašyti. Vis tik tai, bet tai buvo tokios daugmaž dar trūksta, dar reikėtų pasistengti šitoj srity ir panašiai, bet tai buvo tokie pasitaikantis trūkumai, kuriuos mes čia to įveiksim. Ir statistika dažniausiai būdavo pateikiama taip, kad taip nesimatytų to kažkokio nukrypimo, tai yra, sakysim, moteris vadovės, jų Sovietų sąjungoje nebuvo taip jau labai mažai, bet ir nebuvo daug. Bet vis laik buvo paimamas toks kiekis, kad tų moterų vadovių būtų. Tai yra įmama ne tiesiog kokie nors vadovai, direktoriai ir panašiai, bet ir kokie nors skyrių vedėjai, dar kažkas, kokie nors ten direktorių pavaduotojai, jo viena moteris būtinai būdavo mokykloje, kokie nors ten auklėjimo reikalams, sakysim, moteris pavaduotojai ir atitinkamai jau tas procentas didėja. Pokariu lyčių disproporcija buvo labai didelė, tai reiškia, kad vyrų trūko šeimose, trūko darbo jėgos, ar ne, ir moteris buvo įtraukiamos, kaip privalomai jos turėjo dirbti. Ir aišku, kad didelė dalis jų tapo tokiais juodadarbėmis, užėmė tokius pačius juodžiausius darbus, pačias juodžiausias sferas. Bet jeigu taip kalbant apie tokį kažkokį per tokią išnaudojimo prizmę, tai toje hierarchijoje kadrų, tai jos nebuvo pačiai blogiausiai situacijai. Labiausiai išnaudojami iš tiesų buvo nepilnamečiai ir kaliniai, kurie dažnai dirbdavo visiškai nemokamai. Tai moteris nors ir gaudavo menkesnį atlygį arba dirbdavo tokius sunkiausius darbus, tai vis dėlto to išnaudojimo gal matome tik per tokią prievartinę pusę, jos turi dirbti ir turi derinti kažkaip skirtingus vaidmenis. Kalbam apie derinimą to pilnos darbo dienos ar ne su, pavyzdžiui, motinystės funkcija. Tai moteris, ir šiaip šeimos ir moteris, ar ne, kurios turėdavo mažiau nei 3 vaikus, buvo apmokestinamos papildomai, ar ne, moteris, kurios buvo neištekėjusios, apskritai viengungio mokestis egzistavo. Tai reiškia, jeigu tu neturi šeimos arba neturi pakankamai daug vaikų, tai turi mokėti didesnius mokesčius, kas yra dviguba našta, ar ne tokia. Tai versdavo suktis iš padėties, ar ne, ir pavyzdžiui, dalį vaikų priežiūros ar ugdymo perkelti valstybei, kas reiškia juos atskirti nuo šeimos ir patalpinti kažkokias valstybinės įstaigas, ar tai būtų mokyklos internatai, ar vaikų namai, ar ne, ar laikinai, ar visam laikui, kad tas funkcijos galėtų būti suderinamos. Lyčių lygybė nereiškia lygybės, kai kalba pasisukdavo apie darbo užmokestį. Ši tema aktuali iki šiol ir apie tai kalbama 21-ojo amžiaus realybėje. Tačiau lyginti moterų ir vyrų padėtį visuomenėje sovietmečiu nėra prasmės. Žmonės tebuvo funkcija auginti komunizmą. To traumas mūsų visuomenė jaučia iki šiol. Vis dar gaji nuomonė, kad viena veikla labiau tinkama vyrams, o tam tikros profesijos prieinamos tik moterims. Dažniausiai jos užimdavo aptarnaujančio personalo darbo vietas, ar ne, arba tokio švietime, ar ne, tai buvo daugiausia vaikų darželių auklėtojos, mokytojos, ar ne, tai buvo, tie atlyginimai, jie buvo tose sferose šiaip ar taip daug mažesni. Tai reiškia, kad moterų pajamos apskritai buvo, mažesnės, sąlyginai tikrai mažesnės. Ir tai lemdavo, aišku, tai, kad jos, nors buvo kalbama apie tokią ekonominę emancipaciją, kad štai moteris jau gali būti nebepriklausoma nuo vyro, ar ne, pati išlaikyti save ir savo šeimą, savo vaikus, ar ne. Iš tiesų, kaip rodo dokumentai, vienišos motinos, neturinčios tos pagalbos antro šeimos suaugusio nario, ar ne, arba turinčios daugiau atsakomybių, pavyzdžiui, išlaikant savo tėvus ar nesenus, arba kokius nors neįgalius šeimos asmenys, tai atsidurdavo visiškai ant skurdo ribos arba net visiškame skurde. Tai ta ekonominė emancipacija šiuo atveju praktiškai
galima teikti, kad jinai nevyko, nes tai buvo ypatingai sunku tai vienišai mamai ar neišgyventi net dirbant, nežinau, gydytojos darbą, ar ne, ar švietime, ar ne. Tai taip, tai tas tokia ta disproporcija, disbalansas ir užimamų pareigų atžvilgių ir jo užmokesčio už darbą, tai yra ryškus. Tai nepaisant kalbų nuolatinio apie moterų vyrų lygybę, iš esmės nebuvo tokios politikos, kuri realiai kovotų su tas nelygybės sampratų, kad reikia kažkaip jas keisti. Nes iš esmės buvo tokia propagandinis grinai kalbėjimas, kad yra lygų, pas mus turi būti lygų, kad nėra jokių skirtumų, bet tai neveikia kaip ir visa sovietinė propaganda. Čia iš esmės tai, kad ta sovietinė propaganda neveikė, veikė tą visuomenę, kad jinai darėsi vis labiau konservatyvi, nes tos vakaruose, sakysim, feministinės idėjos vis labiau stiprėja, ten 70-metis ir panašiai atsiranda ten visokios naujos bangos feminizmo, kurių daug radikaliau reikalauja. Tuo tarpu čia taip ir lieka, iš esmės, o kaip tarpukariu buvo, tas toks gana kuklus reikalavimai, kad moteris turi rinkimų teisę turėti, kad jos turi teisę dirbti, kad jos turi teisę pinigus valdyti savarankiškai, o nepriklausomai nuo vyro, kaip sakysim, Prancūzijoje dar iki 80-mečio moteris turėjo gauti vyro leidimą naudotis atskirą banko sąskaitą atsidaryti ir panašiai. Tai buvo daug tokios nelygybės, kurią Sovietų Sąjunga labai greitai veikė. Bet jinai toliau ir nėjo. O vakaruose jau vyko visai kiti procesai ir ten tas moteris jau pradėjo kitaip matyti savo nelygybę, o čia moteris jos net nematė kad čia yra nelygybė. Jos matė tą nelygybę iš esmės kaip tokį, kad yra dvigubas darbas, tas buvo labai stipriai jaučiama ir apie tai buvo gana daug rašoma šiaip jau vėlyvųjų sovietmečių, nuo 80-mečio. Matosi, kad tai yra problema, kuri rūpi moterims, kurios apie tai rašo. Ir kad tarsi su tai kažką bando daryti, kokia nors tarybinė moteris, ten vis rašo, kad bet tie vyrai turi padėti, vyrai turi suprasti, vyrai turi įsijausti, bet tu viskas ir baigėsi. Kažkokios valstybės politikos nėra. Sovietmečių vyro darbo diena baigdavosi, kai jis užverdavo gamyklos ar kokio nors cecho duris. Niekur neskubėdamas mylintis kelių vaikų tėvas pėdindavo namo, kur juo bus pasirūpinta, bus paruošta valgio, vaikai perspėti nebetriukšmauti, bus galima pavartyti sovietinę spaudą, pamurksoti prie televizoriaus. Tipinis sovietinis vyras suvokė, kad visa tai ras namuose, o to pasirūpins besąlygiškai jį mylinti žmona. Moters kaip aptarnaujančio personalo šeimoje tas vaidmuo jis išliko ir jis buvo svarbus ir daugybė moterų iš tikrųjų atliko šitą vaidmenį šlepečių nešiotojos, ar ne. Bet čia nereiktų kažkaip generalizuoti, bet apskritai, tai yra toks tradiciškai gal taip pat susiformavęs tie vaidmenys yra tokie gana tradiciniai. Bėda ta, kad sovietmečių, kadangi keitėsi apskritai, buvo keičiama ta visuomenės struktūra ir tokie sutraukomi tie socialiniai ryšiai, įvedant į šeimų gyvenimą valstybę kaip tokį labai prižiūrinti, kontroliuojantį asmenį, jei galima taip sakyti. Tai tarsi moteris buvo paliktos rūpintis šito šeimos gerovę kažkokią ir vyro gerovę taip pat, beje, jom buvo priskiriama atsakomybė ir už, pavyzdžiui, vyro alkoholizmą arba smurtavimą. Tai buvo jų atsakomybė, ar ne, jų negebėjimas kažko padaryti teisingai, jeigu su jomis kažkaip vienai per kitaip yra elgiamas, jeigu vyras nenori grįžti į šeimą, pavyzdžiui, palieka šeimą, tai tarsi nebuvo gerai, ar ne, bet kaltė visgi už tokią situaciją buvo moterim priskiriama, o ne vyrui, ar ne. Problema ta, kad tarsi vyram šeimoje vietos neatsirado, ar ne, jie tarsi prarado savo tokio pagrindinio ekonominio išlaikytojo vaidmenį ir tokiu atveju labai dažnai prarado apskritai autoritetingo asmens vaidmenį. Ir kadangi augo tokia moralinė krizė visuomenėje, daugėjo alkoholizmo atveju, priklausomybė apskritai, ar ne, didžiulės, šovė vyrų mirtingumo skaičiai, taip pat 70-metį ypatingai išaugo skyrybų skaičius, ar ne, augo tokia šeimos instituto krizė apskritai. Tai tie vyrų, moterų vaidmenys, jie tokie dar ir buvo labai smarkiai manipuliuojami valstybės, vykdant savo politinius tikslus. Ir, moteris šiuo atveju buvo tokios tarsi truputį įstrigusios toje situacijoje, kai jos už viską tapo tarsi atsakingos už visus reikalus. Tame tarpe ir, teisingai elgtis su vyru, tai reiškia dažnai ir tokį jo visišką aptarnavimą.
Galėjo atrodyti, kad komunistinio gyvenimo girnos sukosi be priekaištų. Tam, kad moteris galėtų dirbti, vaikų globa ir auklėjimas tapo valstybės reikalu. Neretai dėl milžiniško moterų užimtumo vaikai darželiuose arba internatuose praleisdavo ištisas savaitės. Tokiu būdu režimas be trukdžių galėjo auginti ištikimus ir lojalius sovietinius žmones. Valstybė tarsi parūpino šiokias tokias galimybės tą darbą ir vaikų priežiūrą derinti. Tos galimybės buvo daugiausia įstaigų, uždarų įstaigų forma, tai reiškia vaikų darželį ar ne, bet jų nebuvo pakankamai. Tai didelė dalis tų įstaigų iš tiesų buvo tokios visiškai izoliuoto, uždaro tipo ir tarkim, atsiranda toks fenomenas kaip savaitiniai vaikų darželiai, kur vaikai gyvena visą savaitę, kartais visą mėnesį, o kartais ir visus metus beveik. Jie dar buvo vadinami internatiniais darželiais. Ir tai nebuvo kažkoksai tik socialinių pakraščių žmonių arba sunkiau besiverčiančių žmonių būdas spręsti tą situaciją, bet taip pat ir politinio elito šeimos naudojasi tais savaitiniais darželiais ir kultūrinio elito šeimos. Bet atsirado taip pat su chruščiovmečio pertvarkom ir su tokia švietimo reforma atsirado ir tokios uždaros įstaigos mokyklos internatai, integralios įstaigos, ne kaip internatai prie mokyklų, bet kaip integralios uždaros įstaigos, kurių skaičius ilgainiui labai augo ir iš esmės daugybė vaikų buvo perkeliami ten mokytis, gyventi, augti, ar ne, pilnai valstybės išlaikomi jie ten buvo. Ir tai galėjo netgi būti sprendžiama tokiu būdu, ar ne, perkeliant vaiką valstybei auginti, kuriam laikui, nebūtinai visam laikui atsisakant to vaiko, ar ne, bet na, tarkim, kol mama ten susitvarkys savo kažkokius kitus reikalus, atsistos ant kojų, ar ne, kol tėvai augina kitus vaikus, jeigu tai yra daugiau vaikų ir ta našta ekonominė yra didesnė. Nuasmenintos žinutės apie moterų patiriamas skriaudas pasirodydavo spaudoje. Pavyzdžiui, žurnalas Tarybinė moteris sulaukdavo 100 000 laiškų su moterų istorijomis, kur skundžiamasi dėl neteisybės ir patirtų skriaudų, tačiau tai tiesiog ir likdavo pasakojimais žurnale. Beje, moteris turėjo vietą ir politikos arenoje, tačiau nesunku nuspėti, kad čia pagrindiniai vaidmenys atitekdavo vyrams. Buvo tam tikras simbolinės pozicijos, tačiau čia svarbu paminėti, kad su moterų politiniu atstovavimu tai yra toksai įdomus dalykas. Jos tarsi buvo sukurtos tam tikros formos, kaip moterų komitetai, moterų komisijos įvairios ir visose sluoksniuose, pradedant, nežinau, kiemo reikalais, baigiant ministrų tarybą, ar ne. Bet viena vertus tai buvo tokia simbolinė pozicija, antra vertus tai, apie ką jos ten galėdavo kalbėti, ką savo ruožtu atstovauti, jau jom buvo nurodyta. Tarsi, poreikis kilo ne iš apačios save atstovauti, ar ne, bet jis buvo nuleistas iš viršaus kaip tam tikra tuščia forma, kurią jau turėjo tik tai užpildyti moteris savo, žodžiu, ir tai, ką jos turėjo sakyti, apie ką kalbėti, ar ne, už ką kovoti, ir toliau jau buvo tam tikra formuluotės, tam tikros nurodytos. Tai reiškia, kad tas atstovavimas jis buvo toks labai ribotas. Jos galėjo kalbėti tik apie tai, apie ką jums buvo leidžiama, ar ne, ir tos problemos, kurias jos kėlė, negalėjo užeiti už leidžiamų kelti problemų ribų. Tai toks, na, tarsi buvo, bet tai, na, galima kalbėti apie tokį šiek tiek tuščią kiautą. Tai nebūtinai turėjo kokią nors tikrą reikšmę ar kažkokį poveikį darė. Melžėjos, statybininkės ir kitų dažniausiai darbininkiškų profesijų moteris buvo siunčiamos į Maskvą į partijos suvažiavimus. Tai buvo parodomasis fiktyvus veiksmas, nes dažnai jos net rusų kalbos nemokėjo. O štai kovo 8 dienos sovietinės moteris laukdavo. Negauti gėlių tą dieną buvo itin keista. Darbe namuose vyrai visada teikdavo tulpes, o kai kur moteris gaudavo keliones į Sankt Peterburgą ar kelialapius į sanatoriją, ordinus ir garbės raštus.